Ar žinojai, kad tavo nosis atskleidžia charakterio bruožus ir netgi ateities iššūkius? Tai pirmas video iš serijos, kurioje išnagrinėsime nosį pagal veidotyrą. Pradėkime nuo to, į ką reikėtų atkreipti dėmesį visų pirma pažvelgus į žmogaus nosį. Ogi nosies zonos ilgį iš priekio. Suskirstykime veido zoną į 3 dalis ir pamatuokime, kiekgi procentaliai nosies zona užima vietos. Jeigu zona yra ilgiausia, turime žmogų su aukštu emociniu intelektu, kuris vadovaujasi emocijomis ir jausmais, yra kantrus idealistas, o kartais ir kiek išdidus. Realūs pavyzdžiai paveikslėlėje jau matėte Gabor Mate, tai gydytoją psichoterapeutą garsėjantį tikrai didelę empatiją, atjautą ir švelnumu, o dažniausiai ir pats Jėzus, gilios empatijos simbolis, vaizduojamas taip pat su labai ilga nosies zona. Jeigu nosies zona yra itin trumpa, turime žmogų su iš prigimties žemesniu emociniu intelektu, jis yra labiau praktiškas, konkretus ir greičiau reaguojantis, tiesa gali būti, kiek labiau materialistas. O pagal senovės kinų veidotyrą nosis atskleidžia, koks bus gyvenimo periodas ties 41-50 gyvenimo metais. Jeigu ant nosies yra apgamų, randų įdubimų ar pati nosis yra kreiva, sakoma, kad tie metai bus sunkesni, ypač sveikatos ar finansų srityje. Pasidalink komentaruose savo pastebėjimais, įdomu sužinoti, ar atpažinai savo nosį ir sek profilį, nes kita serija atskleis, ką apie tave sako nosies galiukas ir šnervės.